Labas. Vakar Apple pristatė iOS 17 oficialią versiją, kur yra prieinama visiems. Štai čia yra sąrašas iPhone'ų, kurie vis dar gali atsinaujinti į iOS 17. Ir šiandien norėčiau pašnekėti apie top 5 dalykus, kurie man asmeniškai yra patys geriausi šitame atnaujinime. Taigi pirmas dalykas būtų Ping Apple Watch'ą. Čia aktualu tik tiem, kas turi Apple laikroduką. Ir man labai keista, kad šita naujovė atsirado tik dabar, nes šita naujovė kaip ir egzistavo, bet tik į vieną pusę. Ne, dabar padarė, kad jinai veiks į abi pusės. Ką aš noriu pasakyti? Kai aš pasidedu kažkur iPhone'ą ir nežinau kur, aš jį susirandu tiesiog ant laikroduko, paspaudęs mygtuką, kuris priverčia iPhone'ą skambėti. Ir pagal šitą soundą aš galiu surasti, kur aš nukišau iPhone'ą. Bet iki šiol nebuvo galimybės daryti atvirkštinio varianto. Ir dabar Apple pristatė šią galimybę. Aš jums pademonstruosiu. Atsiranda naujas mygtukas, jį paspaudus galima ieškoti laikrodžio. Aišku, aš laikrodžio per visą savo gyvenimą, kiek naudoju Apple laikrodį, esu neradęs gal tik 2 kartus, iPhone'ą pastoviai pametu. Bet gerai žinoti, kad šita galimybė pagaliau veikia iš abiejų pusių ir dabar jau sakyčiau veikia 100%. Kaip ją įgalinti? Tiesiog einame į Settings appsą, pasirinkam Control Center ir tenais bus Ping My Watch. Štai šitas dalykas, jį tiesiog prisidedame ir bet kada galima surasti mūsų laikroduką iPhone'o pagalba. Kitas dalykas, kurio man žiauriai trūko ir aš net neįsivaizdavau, ar Apple kada nors tai padarys, bet šiemet mane nustebino, tai yra timeriai. Aš timerius iš tikrųjų naudoju labai dažnai ir man kartais reikia jų kelių vienu metu. Kaip pavyzdys, aš dabar uždėjau virti kiaušinius, ar ne? Kiaušiniai virs 12 minučių. Gerai. Aš startuoju timerį. Ir dabar, pavyzdžiui, mano vaikas serga, aš noriu pamatuoti jam temperatūrą. Aš jam įdedu termometrą ir žinau, kad reikia laikyti 5 minutės. Ir viskas, aš jau timerį užėmęs ir, tiesiog dabar reikia žvilgčioti ir atsiminti laiką. Dabar yra po 9:05 ir maždaug po 9:10 turėčiau užtraukti termometrą. Bet iOS 17 pristatė papildomą timerį. Reiškia, mes galime naudoti tiek timerių, kiek norim. Mano timeris kiaušinio jau vyksta, aš paspaudžiu pliusiuką ir nusirodau, pavyzdžiui, 5 minutės ir netgi yra presetai. Man užtenka iš presetų pasirinkti 5 minutės ir aš jau turiu 2 timerius. Reiškia, vienas timeris termometrui, vienas timeris kiaušiniam. Ir man už 20 minučių reikia kažkur išbėgti, aš vėlgi paspaudžiu pliusą, iš presetų pasirinku 20 minučių ir jau turiu 3 timerius. Žiauriai figienas dalykas. Man šito dalyko žiauriai trūko ir aš labai stebiuosi, kad tik dabar jis atsirado. Bet aš ir džiaugiuosi, kad jis dabar atsirado, nes man asmeniškai šito dalyko žiauriai trūko. Sekančio dalyko aš negaliu nufilmuoti ekrano, nes ten toks specifinis dalykas, gal ir galiu, nežinau, bet man būtų labai nepatogu, nes man reikia pakrovimo lizdo. Tai keliamės prie mano stalo ir parodysiu trečią modą, kuris man labai patiko iOS 17. Vienintelis dalykas turbūt, kurį galiu parodyti tik tais ant gyvo iPhone'o, tai yra standby modas. Jis atėjo į visus iPhone'us, tiek Pro, tiek paprastus. Skirtumas tik tas, kad ant Pro modeliai turi Always on Display. Tai šitas dalykas visada matysis, pas paprastus iPhone'us matysis tik tada, kai mes paspausime, paliesime ekraną ir mums tada užsidegs. Taigi, kas yra tas standby? Standby'us, pirmiausiai, kad jisai veiktų, mums reikia, kad mūsų telefonas krautųsi. Ir kai mūsų telefonas kraunasi, mums reikėtų, kad jis būtų šiek tiek pavirstas. Ir realiai, jeigu aš dabar paspaušiu ekraną, kaip matote, atsiranda standby'us, reiškia, mes matome tam tikrus widgetus. Widgetus galima keisti tiesiog swipinant arba vieną arba kitą pusę ir tos widgetus galime dėliotis pagal save. Čia aš jau pasidariau, ką aš norėjau. Ir realiai
šitas dalykas dieną atrodo štai taip, bet jeigu yra naktis ir sensoriai fiksuoja, kad yra labai labai tamsu aplinkui, visas šitas ekranas pasidaro ryškiai raudonas ir taip yra saugomas jūsų akis. Naktį, jeigu jūs, pavyzdžiui, norėsite pasižiūrėti kiek valandų, tiesiog paspausite ir viskas degs raudonai, kas visiškai nebado akių, netgi visiškoje tamsoje. Tai sakyčiau, šitas standby modas yra vienas geriausių dalykų, ką pristatė iOS 17. Dabar nuskelkime į žinutes ir iš čia ateina dar vienas, ketvirtas dalykas, kuris man patiko. Rašant žinutes aš labai dažnai naudoju emodžius. Na, turbūt daug kas emodžius naudoja, ar ne? Anksčiau buvo populiaru dėti dvitaškį ir D raidę, dvitaškis skliaustelius ir panašiai. Dabar emodžiai perteikia daug daugiau emocijų negu tie senoviniai ženklų kratiniai, sakykime, ar ne? Ir dabar naujas dalykas, kas atsirado, tai stikeriai, lipdukai. Ir tai būtų kaip ir emodžio papildymas, bet kas man juose labiausiai patiko, tai kad stikerius galima gamintis patiems. Šokam į ekraną, parodysiu kaip. Gerai, aš turiu kažkokią reklamą, aš pabandysiu pažaisti su ją. Aš paspaudžiu pliusiuką prieš text message, prieš laukelį, kur mes turime rašyti žinutę ir pasirinku stickers. Kaip matot, aš jau 2 stikerius esu panaudojęs. Čia bus visi stikeriai, kuriuos naudojau paskutiniu metu. Bet aš noriu panaudoti ne jau esamus, o susikurti naują. Kad susikurti naują stikerį, spaudžiam šitą nukastą menulį, ar kas čia, net nežinau. Ir tada spaudžiam pliusą. Atsidarom mūsų nuotraukų galeriją ir nuotraukų galerijui aš galiu pasirinkti kažką. Na, kaip pavyzdys, aš pasirinksiu skardinę. Viskas. Automatiškai iPhone'as panaikina visą backgroundą ir paima tik tai, ko man reikia. Aš spaudu Add Sticker ir aš jau turiu stikerį. Lygiai taip pat stikeriui galima pridėti efektus. Spaudžiam Add Effect ir yra visokiausių efektų. Bet aš jokių efektų dabar nenoriu, tiesiog paspaudžiu Done. Ir mano stikeris yra išsaugotas. Kad jį panaudot, aš tiesiog ant jo paspaudžiu ir nuvilku prie žinutės ir kabinu ant kurios nors žinutės. Na, šiuo metu turiu tik vieną žinutę, aš čia ir prikabinu. Viskas. Aišku, man išmetė, kad message failed to send, nes čia yra reklaminė žinutė ir aš negaliu atsakyti ją, bet tiesiog ją norėjau parodyti kaip pavyzdį, kad jūs neskaitytumėt mano asmeninių žinučių, ką aš susirašinėjau su kitais žmonėmis. Tai vat, stikerių galite prisidėti kiek norite. Žinoma, yra ir emoji kaip stikeriai. Lygiai taip pat jūs galite naudoti emodžius kaip emodžius arba emodžius kaip stikerius. Na, kaip pavyzdys, aš noriu panaudoti šitą ir uždėti čia pavyzdys. Bum. Aišku, aš vėl gaunu tą pranešimą. Ir kas man patinka, kad mes nuo šiol emodžius galime naudoti kaip stikerius. Tai nebus atskira žinutė, tai bus lipdukas prie jau esamos žinutės. Labai įdomus, labai fainas ir labai smagus atnaujinimas iOS 17. Na ir paskutinis 5 dalykas, dėja aš jo ištestuoti pats šiuo metu negaliu, nes neturiu antrojo iPhone'o su iOS 17, nes čia jau reikia 2 iPhone'o su iOS 17. Ir tai yra name dropas. Tai yra tobulas dalykas mano manimu ir tai yra numeris vienas atnaujinimas, kuris atsirado iOS 17. Jis reikalingas tada, kai tu nori apsikeisti kontaktais. Ir kad tai padaryti, mums užtenka tiesiog pridėti iPhone šalia galvomis, na, viršutinėmis dalimis. Priglaudus vieną prie kito, automatiškai apsikeičia kontaktai. Mums tai reikia jos išsisaugoti ir mes turime to žmogaus, su kuriuo norėjome, numerį, e-mailą, vardą, nuotrauką. Na, iš principo jo visą kortelę, kokią jisai yra susikūręs iPhone. Tai yra labai paprastas, patogus dalykas ir labai sutaupantis laiko. Nereikia pačiam įrašinėti numerio, nereikia sukurti naujo kontakto ir panašiai. iPhone'as viską padarys už jūs. Štai tokie atnaujinimai mano asmeninė nuomonė yra patys geriausi, patys fainiausi, patys naudingiausi. O kaip jums? Gal jums patiko kažkas labiau negu tai, ką aš parodžiau?
galbūt jūs net nežinojote, kad tokie dalykai egzistuoja, ką aš parodžiau. Pašnekėkim komentaruose ir pasidalykite savo įdomiausiais atradimais iOS 17. Na, o mes susitiksim kitam video. Čiau.